Ačiū, laba diena. Fizinis aktyvumas – mada ar evoliucinė būtinybė? Turbūt suprantam, kad klausimas daugiau mažiau yra retorinis ir kiekvienas į jį savo pabandykim atsakyti mūsų pranešimo eigoje. Tai trumpai dar kartą prisistatysime. Aš esu Matas Pileičikas, 3 kurso VU medicinos studentas, kuriu edukacinį turinį sveikatos temomis socialiniuose tinkluose. Esu profesorius Arūnas Emelianovas ir mano profesinio tikslo ir Instagram profilio profesorius Arūnas pagrindinis tikslas, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų būtų fiziškai aktyvių. Tai profesoriau Arūnai, dažnai girdime, kad per dieną reikia nueiti 10 000 žingsnių. Tai ar tai yra tiesa? 10 000 žingsnių daugiau yra mitas. Tai buvo sukurta japonų reklaminiais tikslais ir niekada nebuvo pagrįsta mokslu, nors tas mitas nebuvo blogas. Iš tikrųjų, naujausia metaanalizė aiškiai parodė, kad užtenka 7 000 žingsnių kasdien. Jeigu surenkam daugiau žingsnių, tai nėra didelio efekto mūsų organizmui. Bet rekomenduoju nesustoti surinkus 7 000 žingsnių, o geriau įtraukti tempimo pratimus, jėgos būtinai pratimus, kardio ir panašiai. Tyrimas parodė, buvo lyginami 2000 žingsnius, kas nueina žmonės ir 7 000 žingsnių. Tai tie, kas nueina 7 000 žingsnių kasdien, 47% sumažina ankstyvos mirties tikimybę. 47% sumažėja rizika mirtingumo nuo širdies kraujagyslių sistemos ligų. Vėžio rizika 37% sumažėja. Ir dimensija 38%, jeigu kasdien einam 7 000 žingsnių. Matai, priminkim visiems, ką reiškia sveikatos apibrėžimas. Tai labai toks sudėtingas apibrėžimas nuo pasaulio sveikatos organizacijos. Tai yra visiška fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne vien fizinės negalios nebuvimas. Tai labai paprastai, ką tai reiškia? Šiais laikais sveikas žmogus yra ne tik tas, kuriam neskauda peties ar kelio, bet ir tas, kuris jaučiasi gerai, kuris yra patenkintas savo gyvenimu, kuris turi gerus ryšius su savo tėvais, su savo draugais, su savo kolegomis. Profesoriau, kalbėsime toliau apie sveikatą, fizinį aktyvumą. Ar yra kur nors parašyta, kad žmonės turi būti fiziškai aktyvūs? Ko gero, daugam bus naujiena, bet fizinis aktyvumas, fizinis ugdymas, sportas yra paminėtas mūsų pagrindiniam Lietuvos dokumente – Lietuvos Respublikos konstitucija. Joje teigiama, valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia sportą. Jeigu kada nors iškiltų ginčas, pavyzdžiui, su kitų dalykų mokytojais, kurie sakytų, ai, tas fizinis ugdymas nėra svarbus, priminkit jiems šitą skaidrę, nes nei vieno žodžio konstitucijoje nėra nei apie matematiką, nei apie fiziką, nei apie biologiją. Bet kūno kultūra ir sportas yra. Fizinis aktyvumas didžiulį poveikį turi mūsų raumenynui, nuo ko priklauso visa mūsų organizmo funkcija. Su raumenynu susijusi liga sarkopenija. Tai raumenų mažėjimas dėl amžiaus. Tie, kas turi sarkopeniją, turi 1,5 karto didesnę tikimybę gauti insultą, infarktą ar susirgti vėžiu. Ir net 2 kartus didesnę tikimybę turėti neįgalumą apskritai. Anksčiau buvo manoma, kad sarkopenija rizikinga arba turi polinkį 40-mečiai, vėliau 30-mečiai. Dabar skaičiau straipsnį, kur aiškiai pasakyta 25 metų jaunas žmogus. Jeigu 3 dienas turi gulinti režimą, jau prasideda pirmieji atrofijos požymiai. Norint kovoti su raumenų nykimu, žinoma, reikia užsiimti jėgą lavinančiomis treniruotės, raumenyną stiprinančiomis jėgos treniruotėmis, tačiau taip pat nereiktų pamiršti ir mitybos. Tai pagrinde reiktų suvalgyti pakankamą kiekį baltymų. Galbūt girdėjote, bet nesportuojančiam žmogui per dieną reiktų suvalgyti apie 1 gramą baltymų. Tai ką tai reiškia? Per 1 kilogramą baltymų per 1 gramą baltymų per 1 kilogramą kūno svorį. Ką tai reiškia praktiškai? Jeigu sveri 50 kg, per dieną suvalgyk 50 gramų baltymų. Jeigu sportuoji, ši dozė didėja. Tai nuo 1,2 iki 2, kai kur netgi 2,2 gramo baltymų per kilogramą. Kaip tai praktiškai atrodo, aš sveriu 77 kg, 77 × 1,5 yra apie 115,5 gramo. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį tiem žmonėms, kurie valgo išimtinai augalinės kilmės produktus ir nevalgo mėsos, kiaušinių ir panašių dalykų, dėl to, kad
Augalinės kilmės baltymai dažniausiai yra šiek tiek prastesnės kokybės, jie turi prastesnę amino rūgščių sudėtį, tai tokiems žmonėms gali būti sunkiau surinkti reikiamą dienos baltymų normą, todėl jiems reiktų galbūt pasikonsultuoti dietistu ar dietologu apie jų mitybą. Priklausau organizacijai Active Healthy Kids Global Alliance, kuriai priklauso dabar 71 šalis, esu darbo grupės vadovas Lietuvoje, kas 4 metus rengiam didžiulės jaunimo, fizinio aktyvumo ataskaitas. Tai šiemet jau yra 3. kartas, kada dalyvaujam, bet kol kas dar negaliu atskleisti visų duomenų. Ta galėsiu padaryti tik po gruodžio mėnesį mūsų susitikime Honkonge. Bet kas pasikeitė nuo 18 metų iki 22? Lietuvos mokinių fizinis aktyvumas dėja, bet šiek tiek suprastėjo. Jeigu buvom gelsva tokia stulpelis, jeigu buvom čia 18 metais, tai dabar, atsiprašau, bet pasakysiu šiek tiek negražiai, esam prie šalių lūzerių. Fiziškai aktyviausi vaikai yra Suomijoje, Japonijoje, Slovenijoje. Na, nepaslaptis, nesenai girdėjom, Suomiai laimingiausi pasaulyje žmonės ir tai nėra atsitiktinumas. Tai siejama ir su fiziniu aktyvumu. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat kas 4 metus apklausė daugybę moksleivių, 100 000 jų apie moksleivių įpročius, tai kiek jie sportuoja, ką valgo ir kaip jaučiasi. Ir labai įdomių dalykų jie nustatė apie Lietuvos 15-mečių svorį, antsvorį ir panašius dalykus. Tai dešinėje pusėje galite pamatyti, kad 2012 metais Lietuvoje 5% mergaičių ir 13% berniukų turėjo antsvorį arba nutukimą. 2024 metais vidurinė lentelė ši situacija kiek pablogėjo, tai mergaičių turinčių antsvorį padidėjo daugiau negu 3 kartus, o berniukų beveik 2 gubai. Tačiau įdomiausia lentelė šioje skaidrėje yra dešinėje pusėje, kur kalbama apie tai, kaip 15-mečiai supranta savo kūną, ar jie galvoja, ar jie sveria pakankamai per daug ir panašiai. Tai berniukai 15 metų mąsto labai racionaliai. 24% jų sveria per daug, 24% ir sako, kad aš manau, kad aš sveriu per daug. Tačiau kalbant apie mergaitės, atsiminkime, tik 16% jų turi antsvorį ar nutukimą ir beveik kas antra galvoja, kad sveria per daug. Tad jų kūno suvokimas apie save yra nelabai adekvatus. Kalbant apie suaugusių žmonių kūno masės indeksą, man labai patinka Jungtinės karalystės didžiulis tyrimas 3,6 milijono gyventojų. Moteris, kurios turi nutukimą, gyvena 3,5 metų trumpiau. O moteris, kurios turi per mažą kūno svorį, tai yra kūno masės indeksas 18,5 ir mažiau, gyvena 4,5 metų trumpiau. Tai kalbant ilgamžiškumo kontekste, per mažas kūno svoris yra dar blogiau negu nutukimas. Visur svarbiausia balansas ir žmonės ilgiausiai gyvena tie, kurių kūno masės indeksas 21-25. Tai tie, kas turim arba galvojam, kad turim 1-2 kilogramą per daug, tai džiaukimės, nes būtent tie žmonės gyvens ilgiau. Trumpai pakalbėkime apie valgymo sutrikimus. Tai šios problemos žmonėms atsiranda, kaip pavyzdžiui, mokykloje patiria daug streso, darbe ar universitete ir pradeda žmonės valgyti daug maisto arba mažai, kad susitvarkytų su šio patiriamu stresu. Taip pat, jeigu nori įtikti į tam tikrus grožio standartus, žmonės labai smarkiai apriboja mitybą, taip pat gali padidinti fizinio aktyvumo lygį, kad daugiau kalorijų sudegintų. Ir tai, kaip įsivaizduojate, gali sukelti daugybę sveikatos problemų, tiek hormonus išbalansuoti, tiek įvairias organų sistemas. Tad jeigu įtarėte arba pastebite, kad jūs ar jūsų artimieji turi valgymo sutrikimą, rekomenduokite jiems kreiptis pas specialistą, nes šių ligų ilgalaikės pasekmės gali būti labai rimtos. Na, o kokiegi tie principai ir įpročiai Lietuvos gyventojų mitybos? Pirmieji Lietuvoje ištyrinėjome Viduržemio jūros mitybos principus. Kaip žinia, Pasaulio sveikatos organizacija aiškiai yra pasakiusi, kad ten, kur žmonės maitinasi Viduržemio jūros mitybos principais, gyvena ilgiausiai. Tai Lietuvoje ištyrinėjom 15-18 metų amžiaus vaikų šitos principus ir užsiėmėm už galvos. Tik 14% ypatingai gerai maitinasi. Bet kai išnagrinėjome vyresnių žmonių, jaunųjų suaugusių, 18,36 metai, tai situacija dar blogesnė.
tik 7% maitinasi labai gerai, o jeigu dar išskaidyti pagal lytį rezultatus vyrų ir moterų, vyrai maitinasi tik 2% itin gerai. Tai problemėlių, taip liaudiškai tariant, su mityba Lietuvoje tikrai visi turime. Pereinant prie fizinio aktyvumo, pakalbėkime apie fizinio aktyvumo įtaką mūsų emociniai sveikatai. Tai dešinėje pusėje galite matyti, kad dešinėje pačioje, kad moksleiviai, kurie yra pakankamai fiziškai aktyvūs, jaučiasi geriau, jie sako, kad jie jaučiasi geriau. Tai galbūt yra nenuostabu jums, nes girdėjote, kad sporto metu išsiskiria endorfinai, dopaminas ir kitos medžiagos, kurios suteikia mums malonumo jausmą. Taip pat dešinėje viršuje galite pamatyti, kad tie moksleiviai, kurie yra fiziškai aktyvūs, turi beveik 2 kartus mažesnę riziką susirgti depresiją. Šiais laikais sportas, fizinis aktyvumas yra vienas iš būdų, kaip kovojama su depresija, todėl galbūt nėra nuostabu, kad yra tokios acijos. Na ir pažvelgę į dešinę lentelę, galime pamatyti svajonių skaidrę ne tik moksleiviams, bet ir jų tėvam, mokytams, kurie galvoja, kaip padidinti tų mokinių motivaciją. Tai tie mokiniai, kurie yra pakankamai fiziškai aktyvūs, turi didesnę motivaciją mokytis, jie labiau nori mokytis, nei tie, kurie juda nepakankamai. Pasaulio ekonomikos forumą visi žinom, kiekvieną sausį ten suskrenda visas pasaulio ekonomikos ir politikos elitas. Ir Pasaulio sveikatos organizacija prieš keletą metų ten skaitė pranešimą labai įdomų apie neaktyvumą, apie mūsų visų tingėjimą. Ir paskelbė labai aiškius rezultatus. Iki 2030 metų jie prognozuoja, kad naujų ligų pasaulyje atsiras 500 milijonų atvejų, kas valstybėms kainuos 520 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ir liga numeris 1 dėl mūsų visų tingėjimo - hipertenzija, aukštas kraujospūdis. Čia gal nelabai naujiena, visi suprantam, fizinis aktyvumas įtakoja širdį, bet daugam gali būti visiška naujiena. Antra liga dėl neaktyvumo - nerimas ir depresija. Tai viena iš svarbiausių mūsų žinučių šiandienos šito pranešimo, kad suprastumėm, fizinis aktyvumas įtakoja iš teigiamos pusės ne tik mūsų fizinį kūną, bet ir psichikos sveikatą. Tai kiekgi reiktų sportuoti. Tai Pasaulio sveikatos organizacija labai aiškiai yra pasakius, kad vaikams nuo 5 iki 17 metų per dieną reiktų mažiausiai 60 minučių turėti fizinio aktyvumo. Jis gali būti vidutinio ar didelio intensyvumo, tai pabėgiojimas lauke, krepšinio pažaidimas. Ir taip pat reiktų nepamiršti bent 3 kartus per savaitę užsimti jėgą raumenyną lavinančiomis treniruotėmis. Tai gali būti su svarmenimis, su savo kūno svoriais, kas jums labiau patinka. Kalbant apie suaugusiosius, jeigu žmogus suaugęs renkasi vidutinį fizinį aktyvumą, užtenka mažiausiai 150 minučių per savaitę. Iš to ir kilęs posakis - bent pusvalandis kasdien. Na, o jeigu renkasi tą didelį fizinį aktyvumą, high intensity training, tai užtenka mažiausiai 75 minučių per savaitę, dalinam iš 7 dienų. 11 minučių per dieną. Kolegos, mėgstu tą posakį, vėlgi gal nelabai gražų, mes kaip žmonija, kaip rūšis esam tikrai apsileidę nerasti 11 minučių per dieną fizinio aktyvumo, įvairių veiklų, nes tai ilgina mūsų gyvenimą ir nesvarbu, ką suaugęs žmogus renkasi vidutinį ar didelį fizinį aktyvumą, 2 kartai per savaitę mažiausiai pratimai jėgai lavinti. Per istoriją žmogaus supratimas, kas yra gražus kūnas, labai evoliucionavo ir galime dešinėje pusėje pamatyti, kaip maždaug prieš 30 000 metų statulėlė atrodė labai graži, labai sveika tuo metu pagal tuometinį supratimą moteris. Tai galbūt pastebite, kad ji turėjo šiek tiek daugiau riebalų ir taip yra todėl, kad beveik visa žmonijos istorija labai trūko maisto ir tie, kurie sugebėdavo jo daug sukaupti, daug suvalgyti, būdavo kaip ir, pavadinkim, elitas ir tai simbolizavo didelis riebalų kiekis tiek ekonominį statusą gerą, tiek sveikatą, tiek grožį. Nusikelkime į 2000-uosius, dešinė nuotrauka, visiškai kitas kraštutinumas, ypač lieknas kūnas buvo laikomas gražiu, grožio etalonu.
Tačiau supraskime keletą dalykų. Grožis yra labai subjektivus ir yra daug faktorių, kurie nulėmė, kas laikoma gražu, kas ne. Tačiau kalbant apie sveikatą, vidurkis, vidurkis, kaip ir vidurinėje nuotraukoje, dažniausiai yra geriausias variantas. Todėl nepamirškime, kad mums reikia turėti pakankamai riebalų, būti pakankamai tų riebalų turėtume, kad galėtume sveikai ir ilgai gyventi. Pradėjome mūsų pranešimą nuo žingsnių, baigsime taip pat apie žingsnius. Kairiai pusėje matom vaiko smegenų nuotrauką po 20 minučių pasivaikščiojimo, smegenys neaktyvios. O dešiniai pusėje matom vaiko smegenų nuotrauką po 20 minučių pasivaikščiojimo. Jos yra žymiai aktyvesnės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad per pertraukas būtina vaikščioti, nes jūsų smegenys bus labiau pasiruošusios priimti chemijos, fizikos, matematikos formulės, išmokti naujų žodžių greičiau ir įsiminti. Tai kai tik bus proga, po mūsų visų pranešimų, būtinai pasivaikščiokit. Na, ačiū visiems už dėmesį. Jeigu turite klausimų, galite parašyti mums į Instagramus, profesorius Arūnas ir Matas Pleičikas. Ačiū ir būkim fiziškai aktyvūs. Jauti? Ta kibirkštį. Ta impulsą mąstyti plačiau, suprasti giliau, sužinoti daugiau nei gali įsivaizduoti. Vilniaus universiteto superpaskaita grįžta.